Jungtinėje karalystėje neseniai nuskambėjo prievartautojų gaujų skandalas, kur pateikta ataskaita rodo, jog galbūt net 250 000 britų merginų nukentėjo per 20 metų nuo beveik išimtinai pakistaniečių prievartautojų gaujų, kurie tai darė patys, pardavinėjo tas merginas kitiems ir galų gale net policija įsitraukė į šitas veiklas, o institucijos buvo tam aklos. Nekalbėsim dabar apie šį skandalą, bet jo kontekste buvo viena svarbi detalė. Vienas iš pirmųjų nuteistų šių gaujų vadovų neseniai atlikęs bausmę, tiksliau didžiąją jos dalį, buvo lygtinai paleistas į laisvę, visai kaip neseniai įsakė ir Lietuvoje leisti Konstitucinis teismas su seksualiniais nusikaltėliais prieš vaikus. Ir paleistas į laisvę jis negali būti deportuotas į Pakistaną dėl ten galiojančių tam tikrų taisyklių, kurios apsaugo nuo deportacijų iki 73 metų pilietybę gavusiems piliečiams. Deportuoti nusikaltusius užsieniečius tampa vis aktualesnių klausimų visoje Europoje, esu tikras, kad netrukus taps ir Lietuvoje. Ir bent jau šiaurės šalis jau daro griežtus žingsnius šią linkmę. Švedija drastiškai sugriežtina deportacijos taisyklės, dabar numatydama deportaciją net už nemokamus komunalinius mokesčius, slepiamus šiaip mokesčius ir panašius dalykus, viešosios tvarkos pažeidimus, ten jau labai griežta. Danija visai nesenai priėmė sprendimą ir tai yra, atkreipiu dėmesį, socialdemokratų vyriausybės sprendimas, jog bus deportuojami visi laisvės atėmimo bausmę už smurtinius nusikaltimus atlikę asmenys be jokios individualios patikros kiekvieno konkretaus atvejo. Padarei tuos nusikaltimus, esi deportuojamas. Sako, tai prieštarauja ES teisei, bet Danijos socialdemokratams tai nesvarbu. Iš esmės tokį patį labai panašų siūlymą esu pateikęs Lietuvos parlamente ir po pateikimo Seimas jam pritarė, bet vyriausybės išvada bent jau pirmoji buvo neigiama ir šiuo metu šis klausimas pakibęs ore. Ar neturėtų Lietuva griežčiau deportuoti užsieniečių, nespręsdama kiekvieną atvejį individualiai, ar žmogus turi stabilų darbą, pajamas, vaikų ir kitų jį prie Lietuvos rišančių dalykų, ar vis dėlto padarei tyčinį nusikaltimą pagal baudžiamąjį kodeksą ir keliauji namo, nes Lietuva nusikalstamumo neimportuoja. Šiandien šiuo klausimu baigtis neaiški, yra paskelbta peticija, kurią kviečiu pasirašyti adresu deportacijos.lt. Surinkta virš 30 000 parašų. Manau, kad surinksime ir dar daugiau ir pabandysim atkreipti parlamentarų ir vyriausybės dėmesį. Nusikalstamumo neimportuokim, nekartokim vakarų šalių klaidų.